Projektas mūsų yra Panerių gatvėje, 26 loftai. Metai laiko ir turim rezultatą. Ir šiandien dienai skaičiavom, tas žmogus uždirbo virš 50% nuo savo įdėtų pinigų per metus laiko. Šiaip reiktų tą liftą demontuoti, ten šachtą lieka. Supratom, kiek visas pastatas buvo kiauras. Kaimynai siunčia namuose dulkių, krūvos, ta prasme, ten buvo kosmosas. Sugalvom, kad perkam, tik problema buvo, kad pinigų neturim. Baltijos namai ir jų projektai sugrįžta. Grįžom į projektą, kurį filmavom maždaug prieš metus laiko. Žiūrėjom kažkas apytiksliai metai laiko. Bet jau grįžtam su rezultatais. Parodyt, ką nuveikėm. Jo, tai čia projektas mūsų yra Panerių gatvėje, 26 loftai. Nupirkom grinai prieš gerus metus. Taip pat dabar žiūrėjau, buvau atsidaręs prieš šiandien važiuojant čia, buvau atsidaręs, tai balandžio 30 dieną buvo notarinis sandoris. Tik tai buvom sutarę ten gal 10 dienų, 15 dienų, kad pradėsim anksčiau darbus. Ja. Tai realiai metai laiko ir turim rezultatą. Keletą mėnesių. Tai fun fact, pirmi loftai buvo parduoti birželio 10, šiandien turim birželio 9. Tai metai laiko nuo sandorio. Čia yra kažkada buvęs Dobilo siuvykla. Tas siuvykla buvo 2019 metais rekonstruota į loftus. Čia yra įrengta berot 100 loftų kažkur tais. Tai dabar jau 126. Jo, tai ir buvo pirmas, antras aukštas likęs baldų fabrikas. Tas baldų fabrikas išsikraustė, pirmam aukšte atsirado parduotuvė, antrą aukštą nupirko mes. Tai buvo apie 800 kvadratinių metrų, iš kurių realiai su antrasoliam gavosi praktiškai 1000 kvadratų. Kai yra 100 gyventojų ir reikėjo daryti remonto darbus, tai čia, man atrodo, buvo didžiausia iššūkį kelinti vieta. Man asmeniškai, nežinau kaip tau, bet man teko ten užsimti komunikaciją nuolatos. Išmokom pranešti žmonėm, ką veikiam. Jo, supratom, kad komunikacija yra vienas iš svarbiausių dalykų vystant nekilnojamą turtą, kada yra aplinkui žmonės, kad reikia informuoti tiksliai, aiškiai, konkrečiai. Žodžiu, išauklėjo ir mus kaip reikiant. Jo, tai sakom, gal jeigu neišmoksim komunikuoti, gal reiktų daryti ten, kur nėra žmonių. Daugiau negu pusė pastato, vien tik mūsų loftai. Ir ką norėjom padaryti, principė, kad pastatas gautųsi vientisas, tai irgi realiai išplanavimus darėm tokius pačius, kaip yra aukštų virš mūsų. Ir lygiai tokius pačius loftus darėm. Tai projektas gavos faina, kad vientisas, nėra kažkokių langai kitokie, dar kažkas, tai išlaikėm tą pastato vientisumą. Aišku, pačiam lofte tai gan minusas yra, kai turi didžiulius langus ir vakarinę saulę, kad būna, kai šiltnamį. Žinai, ir minusas, ir pliusas. Jo, vieni nori labai saulės, bet kiti ateina, sako, ne, mums per daug, žinai. Bet, kadangi įrengėm ir kondicionierių sistemą, tai kaip ir, žinai, toks. Jo, tai čia viena. Turėjom labai daug iššūkių, kaip tuos kondicionierius sudėti, nes gyventojai realiai ką padarė, tai yra fasadų prasivedę visus kondicionierius ir pasidarė tokius latakus iki stogo. Tai čia buvo mums irgi didžiulis klausimas, kaip juos padaryti. Nes kai paskaičiavo sąmatą, kiek kainuos tas vienas latakas, tai ten berods virš 1000 eurų gaunasi su visais vamzdžiais, su visais latakais ir visais darbais vienam kondicionieriaus įvadui. Žinai, pati pasakai apie tos kondicionierius ir man viena mintis. Aš labai dažnai supykstu, kai mums žmonės sako, jums sekasi, žinai. Iš vienos pusės supykstu, nes tikrai daug darbo įdedam, kad sektųsi, bet iš kitos pusės pagalvoju, man vis tiek sekasi gyvenime. Ir būtent apie kondicionierius kalbant, buvo tokia situacija, kad pirkom projektą, bet nežinojom, pro kur visą švoką darysim. Ir tokie, švokas yra ventiliacija, šildymas ten ir taip. Jo, tas pats kondicionavimas, pro kur visus ten, svarbiausia tai buvo gal ventiliacija, pro kur vesim, ar ne, nes dideli vamzdžiai, visa kita. Ir sugalvosim kažką. Ir iki paskutinės ten minutės, jau kai pradėjom projektavimą, nėra kur vest. Ja, tai galvom, pro loftų sienas turėjom vieną sieną, kuri yra mūrinė. Jo. Tai kaip ir nebloga siena, kur galėjom pasidaryti visą tai. Bet, kadangi mes esam sėkmės nešami, ar ne, tai sėkmės vaikai, kaip čia vadinti, šitoj vietoj buvo senas liftas. Ir juo niekas nesinaudojo, ten realiai prekinis toksai, žodžiu ir panašiai. Ir iš ko pirkom tas patalpas, sako, tai šiaip reiktų tą liftą demontuoti, ten šachtą lieka.
Ir tada gavosi, kad mūsų darbų vadovas sako, žiūrėkit, chebra, taigi lifto nebelieka, taigi mums visa šachta į viršų. Čia aš pasiūliau. Ar tu pasiūliau? Tai mūsų darbų vadovas. Jo, nes buvo visi čia svarstė, kaip čia vest. Pro šitą negalim, nes tas liftas yra, sakau, tai žiūrėkit, davai susitarkit, kad anksčiau laiko demontuotų tą liftą. Jo. Ir sakau, pro liftą negalit vest. Tai galim, sako. O visi aiškinu, kad ne, čia taip neįmanoma, čia nėra kaip, čia nei ką čia. Yeah. Tai žodžiai ir daugybė galvos skausmo ir pinigų susitaupė vien tik tai dėl to, kad atsilaisvino šachtą. Nu ir va, dar plus 2 sandėliukai gavosi iš erdvės, kuri realiai buvo kažkada šachta. Tai čia vienas iš tokių buvo, kur tikrai nepamastėm prieš perkant, kur tą darysim, bet sėkmės atveju vat, atsitiko kaip atsitiko. Jo, ir labai gerai, kad nereikėjo pro visus šitus laukus, fasadus daryti, nes ir vaizdą gadino, ir ten realiai tą lataką telpa ten 3-4 tik tais maksimum tie įvadai. Ir kadangi trasa ilga, įvadai yra storesni, automatiškai jų ten telpa dar mažiau. Tai realiai ten va, tokia špūlį kondicionieriaus įvadų keliavo pro visas tarpą tarp loftų ir keliavo iki pat stogo. Ir apskritai čia vat realiai kas gal buvo iš momentų, kad kadangi vėl grįžtam prie to, kad jau yra 100 gyventojų ir čia reikėjo su kiekvienu derinti ir parašus rinkti dėl kiekvienos vietos, tai tas fasadas buvo apskritai jautri tema. Čia, tai jeigu būtų reikėję tie kondicionierių pravesti to fasado, tai dar klausimas būtų buvę, ar iš vis būtume tą padarę. Ir jeigu padarė, tai galbūt tik tai keliem vienetam iš esmės, nes toj pusėje, tai apskritai ten, toj pusėje, man atrodo, iš vis net negalima buvo vesti nieko fasado. Turim dar 3 neparduotus loftus, viso yra, kadangi 26, 4 savo pasilikom, 19 gaunas parduota ir 3 dar neparduoti. Skelbimas kol kas tik vienas yra, nes šitą loftą realiai nežinom iki paskutinės minutės, iki kol tuos visus žinom, kaip pro kur ką vesim, šito net nereklamavom, nesakėm, kad turėsim. Jo, nes dar nežinom, kaip tiksliai įsidėsti. Jis nežinom, kokio dydžio bus, nes gali būti, kad reikėjo būti mažint ir su tuo mažinimu automatiškai pro tas visas nišas būtume darę ortakius, ten ventiliacijas ir taip toliau. Bet kadangi pavyko pro liftą, tai šitas loftas realiai pats didžiausias gavosi 56-7 kvadratų su antro suolio. Aš tai noriu iš investicinės pusės vieną istoriją papasakot, va šitam projektą, kas šiaip vos ne kiekvienam vaizdo įrašė tą kartoju, bet šitas projektas geras to pavyzdys. Tai vat kaip tu sakei, Adai, prieš metus laiko lygiai įvyko sandoris, kvadrato kaina buvo 1,4. Jo. Su sąlyga, kad bus mokamas didesnis avansas, ten klientas susimokėjo avansą, man atrodo, 22 000 kažkas tokio, ne? 26 000. Jo, tai 26 000 avansas, nes mes 50-60% avanso ėmėm pirmiem loftam, kad rangos darbus vykdyti ir panašiai. Ir šiandien dienai skaičiavom, tas žmogus uždirbo virš 50% nuo savo įdėtų pinigų per metus laiko. Tai vat realiai, ką reiškia pirkti, kaip čia rezervuoti, gal iš ankstinėje stadijoje. Ir mes labai puikiai suprantam, kad reikia tam pasitikėjimo ir vystytojui pasitikėti, kad tikrai išvystys ir per tą sutartą laiką ir ten kažkaip nedings, bet iš to, ką matom, tai pirmieji vis tiek gauna geriausius dealus. O šiaip skelbėm, tai principą ir darėm vaizdų įrašą patį pirmą išleidom, tai visi prieigą turėjo. Ja. Anksčiau tai reikėdavo pažinoti vystytoją, ateiti, žinai, su juo ten tartis, turėti krūvą pinigų ir taip toliau. Dabar realiai, pavyzdys mūsų konkrečiai visiems pasiūlym, bet tik keletą tą padarė iš ankstinį stadiją. Tai numeris 1, geriausi dealai būna pirminį stadiją. Šiaip čia, man atrodo, buvo pirmas projektas, kur kreipėmės į visokius ten švoko specialistus. Architektus. Rezime, tai mums ten prireikė gal tik 20% to, ką prisiprojektavom, nes, nežinau, perteklinius, mums atrodė, kad čia visko reikia, o iš tikrųjų pasirodo, niekam to nereikia, ką mes čia darėm. Yeah. Bet turim gerą kokybišką daiktą suprojektuotą ir, žinai, kai atėjęs darbų vadovas sako, su tokiom kolonom, su tokiom perdangom, tai čia sako, kluonę, žinai, nestato. Tvarto stogus su tokia daro, su tokia mediena, sako, ką jūs čia dėsit, žinai, nes čia nesimato, bet sienos yra, kojos yra paslėptos, slėpėm irgi į sieną, kad praėjimo būtų mažiau, žodžiu, čia toks, irgi, kas realiai viskas dėjosi į samatą bendrai.
bet norėjom vėlgi tos kokybės. Ir šiaip tokia trumpa istorija, tai buvo atvažiavęs vienas toksai, aš jį vadinu, NT kritiko. Žmogus, kurį samdo investuotojai, kad patikrintų į projektą, ar verta investuoti, neverta, kokios rizikos. Tai buvom suorganizavę susitikimą, atvažiavo pasižiūrėti į loftus šitus. Iš pradžių taip pasižiūrėjau, bet taip su konservatyviai, taip papasakoju, bet po to gerą tokį straipsnį LinkedIn parašė apie tai, kad pirmą kartą matė tokios kokybės loftus, kur buvo nuvažiavęs. Jo, tai čia prieš istoriją dar žinai gali papasakoti, kad realiai jisai čia turėjom vieną pagrindinį investuotoją, kuris investavo, kai pirkom šitą projektą. Taip, sufinansavo realiai su hipoteka ir realiai jisai buvo tas žmogus, to investuotojo šitas žmogus ir buvo, į kurį jisai kreipėsi, kad ateitų, patikrintų projektą ar pasakytų, ar čia yra... Ar šis padarysime? Jo, ar čia padarysim, ar jisai matematika, skaičiai sueina, ar jisai įgyvendinamas ir ar ta mūsų vizija, ką mes čia matom, iš tikrųjų yra reali. Tai aišku, sakė, turėtų viskas čia kaip ir okei būti. Aš dar norėčiau susirasti jo iš tos, kaip čia, susirašinėjimą su juo, tai pamenu, sako, jeigu liks ten jums 100 eurų nuo kvadrato, tai gan pesimistiškai viską žiūrėjo, bet kai atvažiavo po to, sako, stipru, tikrai stipriai padarė, vyrai nesitikėjau. Jo, bet tas kodėl stipriai, tai tau, žinai, gal tų detalių jau nepameni, emociją pameni, kad stipriai, bet principas buvo irgi, pavyzdžiui, čia turim raudoną gipsą. Tas raudonas gipsas kaip ir principė nėra, jisai reikalaujamas, bet šitas raudonas gipsas yra priešgaisrinis. Tai jisai... Ir dar čia yra 5 sluoksniai jo, ta prasme siena padaryta iš 5 sluoksnių gipso ir visi raudoni. Jo, ir jisai yra ir garsui mažiau pralaidus ir jisai dar plus priešgaisrinis. Tai realiai vien tik tais jo kaina yra apie 20-30%, man atrodo, brangiau. Ir plus darbas irgi niekas nenori šito gipso nešiot. Tai 2-3 kartus sunkesnis. Jo, daug sunkesnis, tai automatiškai visi meistrai ima daug daugiau už darbą. Tai mes skaičiavom maždaug, kad mums gavosi, jeigu piniginė išraiška, tai principė apie 30 000 plus vien tik tai už tai, kad sugalvojama tokią, pavyzdžiui, dalyką padaryti. Ir klausimas, kiek čia jo reikėjo. Jo. Tada priešgaisriniai čiaupai. Irgi, kur, toks, pavyzdžiui, šitas visas projektas, jisai neturi priešgaisrinių čiaupų. Ja. O mes juos sudėjom iš šitą savo dalį. Tai realiai norės kiti aukštai naudotis, turės, žinai, iš mūsų už langą varyti. Jei kaimynas degs, tai duosim savo vandens. Gal paskolint? Ja, tai žodžiu. Tai va, tai tokių plus, tai irgi galėsim jau įeiti po to į įrengtus irgi, pavyzdžiui, dažniausiai antrasolės, kai yra daromos, tai va, tos pačios kojos matosi išlindę. Jo, čia būna, kaip antrasolė eina ir jinai stovi ant kolonos ir ta visa kolona būna išlindus. Tai vystytojui tai ir daug paprasčiau. Vienareikšmiškai. Daug paprasčiau, negu ją sukišti į sieną, paslėpti ir dar, žinai, padaryti vietos jai pakankamai, kad jinai tilptų į ten. Bet kai tu ateini, jinai tai visų pirma vizualiai daug geriau atrodo, visų antra tai yra meistram daug pigiau padaryti, nes daug mažiau visokių kampukų reikia. Trečia, tu gali baldus jau čia kažkokius statytis. Jo, ar praėjimo tiesiog erdvės daugiau. Jo, nes kitu atveju tu, žinai, nieko nepasidėsi ant tų spintelių. Tai, tai va tokie niuansai, kur atrodo smulkmenos, kurių dažnai niekas nepamato, neįvertina, bet iš tų smulkmenų susideda 5, 10, 15 tūkstančių ir... Tai man patinka labiausiai, kai sako, ten darbų vadovas prašo, žiūrėkit, 100 eurų loftui ir ten 200 eurų loftui gausis brangiau, jeigu darom taip. Taip sėdžiu, tai tie 200 eurų, kaip ir visai nieko. Kaip ir nebrangu, X26. Jo, X26, žiūri, kad matematika ir taip ant kiekvieno daikto dalyko, ar ne? Norisi vis geriau, bet klausimas, ar klientas galutinis norės už tą susimokėti. Tai realiai padarėm tiek vandens visus taškus, tiek elektros taškus. Kas irgi dažniausiai. Ką irgi svarstėm pačioj pradžioj daryti kaip kiti, kad padarom mes tiesiog pagrindinį įvadą, o po to visą elektrą įsimėtys patys žmonės. Tai, iš mūsų pusės būtų pigiau, bet iš kitos pusės, jeigu žmogus ateina į tokį loftą, dalinės apdailos, tai jis realiai turi nusiminėti visus gipsus, kad galėtų prasivedžioti elektrą ir santechniką ir tada vėl atgal visus gipsus dėti. Tai atrodo smulkmena nieko, bet tam žmogui kokį plus 700 eurų vien tik už tai, kad numinėti, uždėjinėti gipsus reikės. Jo, čia mačiau mažiausią statį, manau, ką tu sakai apie 700 eurų, tokiam loftui, tai tikėtina daugiau, nes man dar neįvertinant, tai aukščiai, žinai. Aišku, mes čia labai nueinam į tos tokius smulkmeniškus dalykus, bet jie yra, bet pavyzdžiui, vis tiek mūsų žiūrovas žiūrės, ar ne, galvos savo pirkti kažkokį projektą, tikrai įsivertinkit, kur pavyzdžiui,
kaina, būna projektai ir ateina žmogus ir nemato ten tų išmėtytų taškų, ar ne, ir projektai su išmėtytais taškais. Pasiskaičiuoju, kiek kainuoja išmėtyti, kiek kainuoja medžiagos, kiek kainuoja po to nuiminėti, uždėjinėti. Žiūri, kad tu vien tik tai per tokias vietas, kai 7-8 tūkstančius gali susitaupyti. Pagrindinis dalykas ir buvo, man atrodo, kad kas mums ilgiausiai užtruko, tai projektinė dalis. Tai ką mes norėjom padaryti, tai visus loftus atidalinti unikaliais numeriais. Tai šitas procesas yra, sakyčiau, sudėtingiausias, ilgiausiai užtrunkantis. Bet geras naujienos. Įdėjom tikrai ekstra mylę, skiriam tam labai daug energijos, laiko, kad tą gauti, atitikti visus ten, žinot, ateina sąrašas, ką turim, privalom įgyvendinti, tai padarėm, gavom ir jau oficialu. Tai vat, ir kol laukim, realiai buvo žmonių, su kuriais buvo suplanuotas irgi terminas iki birželio mėnesio, berods, kad jau vyks pardavimai, tai šito nepavyko padaryti, tikriausiai vėluosim mėnesį 2. Bet jiem leidom, davėm raktus, sakom, žiūrėkit, realiai viskas paruošta, jums įsirenginėt, butas stovi, nieko nevyksta, jau jūsų bute viskas padaryta. Tai tiesiog atidavėm raktus ir leidom įsirenginėt ir realiai keliausim šį arba kitą mėnesį į notarinius. Čia jau turim pilnai įrengtą butą, trūksta baldų. Padarėm 3 moodboardus žmonėms pasirinkti, ar ne, kaip nori, kad įrengtumė tos loftus. Ten plytelių pasirinkimas, grindų, lubų. Tai man, pavyzdžiui, vienas šitas stilius labiausiai patiko, nes juodas lubos. Toks nestandartinis. Iš pradžių dizainerė bijojo, kad labai tamsu bus, slogu, bet efektas gavosi su juodom lubom. Tai kas buvo labai irgi iš tokių sudėtingų procesų, tai kai vandenį reikėjo pasijungti. Ir situacija buvo tokia, kad realiai mūsų lubom buvo švedžiota visa kanalizacija. Ir realiai mums vienintelis variantas buvo tą kanalizaciją perleisti aukštų žemyn į parduotuvės patalpas, tai lubas. Tai parduotuvėje sutikimo darbo metu daryti šito neleido. O viršui turim 100 gyvenamų loftų. Tai ir čia, žinai, jau ten su jais visai bandėm tartis, kad ten mums nors vakarais po valandą 2 leistų, po kokią 1-2 skylės prasigręžti, dar kažką nieko kategoriškai neleido. Leido dirbti po darbo meto naktį. Tai turėjom vieną naktį, buvom iškvietę policiją, žodžiu. Buvom baisiausi žmonės šitam projekte, jeigu kažkas nutinka laiptinėse, kažkokia netvarka, mes kalti, jeigu aplinkoje kažkas vyksta, mes kalti, jeigu triukšmas, mes kalti. Ta prasme, realiai viskas į vieną, bet čia, tiesiog taip žmonės sutverti, jie jo, nors iš tikrųjų mes supratom, kad čia jiem bus nepatogumų šitoje vietoje, tai tikrai ir langus nuplojom visų gyventojų ir prisidėjom prie jų remontų, kas buvo pas juos, yra netvarkinga, žinai, ir susitikimuos dalyvaudom, ir Facebooko grupėse atrašinėdom, ir stengdomės atsimušti, ir ten, kas pas ką butai nešvarus būdavo, išvalydom, žodžiu, tikrai buvo, stengiamės nepalikti, neužsimerkti ir nesakyti, kad nieko nebuvo, bet vis tiek, aišku, atsiranda žmonių, kurie ten visko nepatenkinti ir vis tiek neįtiksi, tai... Dar nebuvom nupirkę loftų, nebuvom dar pas notarus, bet sutarėm su pardavėju, kad pradėsim iš anksto darytis kažkokius darbus. Mūsų darbų vadovas sako, chebra, pirmas darbas, kurį reikia būtinai pasidaryti, tai yra reikia nusmėliuoti lubas, nes ten kreida kažkas, žodžiu, geriausias būdas smėliavimas, sako. Tai gerai, sakau, davai darom, ten viskas organizavom, pradėjau smėliuoti darbus. Ta prasme, mes nebuvom informavę kaimynų, kad prasidės darbai, nebuvom ten apskritai paruošę, įsitikinę, o tai čia ar viskas sandaru, ar čia visa kita. Kai prasidėjo smėliavimo darbai, supratom, kiek visas pastatas buvo kiauras, kaimynai siunčia namuose dulkių krūvos, ta prasme, ten buvo kosmosas. Tai realiai prasidėjo mūsų santykis su kaimynais, tai būčiau nuo šitą supratom. Žodžiu, pradžia bloga buvo. Labai buvo bloga, bet vėlgi per laiką dirbom, komunikavom, aiškinomės. O mes net nežinom, kad tai būna. Jo, ta prasme, čia buvo kosmosas, čia ten buvo netikėta, man iš viso buvo, kaip gali per sieną tiek prieiti dulkių, tai po to supratom, kad nesandarumai visur yra, tiesiog, iš praeities nekokybės, bet, žodžiu, supratom, kad negalim tęsti darbų, nutraukėm ir ten kitais būdais po to tas seną dažą nuiminėjo, bet
Bet gali ir taip nutikti, kaip siunčia video, kai sukūrėjai ant žemės išsimėlė. Tai jo, realiai kiekvienam tam būtui ėmė valytojas ir visi, kas ten parašė, mums paprašė, visiems būtam buvo užsakytos valytojos, kurios važiavo ir plovė tuos būtus. Sugalvom, kad perkam, tik problema buvo, kad pinigų neturim. Kaip ir kiekviena projekto istorija. Perkam, už ką sugalvosim. Ja. Tai problema buvo, kad pinigų neturim. Tai gerai, kad atsirado vienas didelis investuotojas, kuris didžiąją dalį sumos profinansavo. Taip. Ir tada jau susirinkom likusią dalį iš mažesnių vystytojų, iš tų investuotojų. Ir pavyko nusipirkti ir tada sakom, ką toliau darom, nes įrengimui reikės dar tiek pat pinigų. Kaip išsiaiškinama, daugiau reikėjo dar negu nupirkimui. Ja. Ir tuos darbus norėjosi prasidėti kuo greičiau. Tai realiai radom sprendimą, kad pasileidžiam išankstinius pardavimus. Pačioje pradžioje loftus pardavinėjom tik su 60% avansais. Nes mūsų pagrindinis tikslas buvo prasifinansuoti įrengimo dalį kiek įmanoma daugiau. Tai pasiskaičiavom, kad iki daliniais reikia apie 200–300 tūkstančių, kad pasidarytumėm tokius pagrindinius darbus. Tai pardavėm kokius 6–7 loftus ir tada jau padidinom kainas automatiškai, net po 3 ar 4 padidinom kainas. Ir tada tie 6–7 jau taip biškai apsistojo, tos kainos ties 1–6, kažkas tokio. Ja, tai realiai aš dar tik tai patikslinsiu, atsimenu, sakai, žinai, atsirado investuotojas, tai šiaip nebūna, kad atsiranda. Reikėjo tikrai nemažai darbo įdėti, su daug žmonių pakalbėti, parodyti projekto vertę, ką mes darom, savo įgūdžius ir panašiai. Tai kai kartais mes dažnai pasakom, čia lengvai susiradom ten investuotojų, čia to susiradom, tai žmonės pradeda galvoti, kad čia jiems viskas labai lengvai einasi. Tai ne, žinok, reikia su daug žmonių pakalbėti apie tai, ką darot, ką veikiat ir vienas iš, 10–15 žmonių, kurie gali investuoti ir investuoja. Tai suradom investuotoją, tą, kuris prafinansavo projektą. Ja, čia pradžioje turi pats tikėti pats savim tuo, ką darai, tikėti tą viziją, turėti aiškią matematiką ir ieškoti žmonių tikslingai. Ja. Kurie gali tau padėti ir patikėti tavo viziją, žinai, ką veiki, ką darai ir ką nori padaryti. Tai va, bet šiaip dar buvo irgi įdomu, pameni, kai skaičiavom, kiek ale praradom pinigų vien tik dėl to, kad darėm išankstinius pardavimus. Čia tiem žmonėm, kurie pirmai pasakom, kad laimi tie, kurie dažniausiai perka išankstinius, bet kažkas turi ir pralaimėti, ne, automatiškai. Tai jeigu būtume taikę kitą strategiją, nerinkę avansų didesnių ir darę kaip čia pasakyti, tuos pardavimus jau ten nuo vidurio kažkur su mažesniu avansu, tai berods apie 150–200 tūkstančių kažkas tokio, ar ne buvo, kad čia patyrėm nuostolių, kad padarėm didesnės nuolaidas. Jo, jeigu būtų, aišku, ta galimybė tikriausiai ir buvo pasiskolinti, gal per platformą kokią ir panašiai. Tik mums tai atrodė paprastesnis kelias išankstiniais padaryti. Dabar jau šiandien dienai nežinau, bandyčiau tikriausiai eiti per finansuotojus, prasifinansuoti, daryti kažkokius refinansavimus ir prasifinansuoti pigesniais pinigais, nes tie išankstiniai tikrai, ypač kai rinka visa važiuoja į viršų, jeigu ten būtų stabili rinka, tai aišku, tada gal viskas tvarkoja, žinai, bet kai turim kiekvienais metais po 15% paaugimą. Dabar vertinam, kad kai viskas buvo gerai, jeigu būtų atsitikus kokia stagnacija rinkoje nekilnojamo turto, tai, pavyzdžiui, šita strategija būtų gan neblogai suveikus, nes turim garantuotus pirkėjus. Jo, tai mes rinkomės realiai saugumą. Jo, kaip sakyti, varijavom, turėjom ir investuotojų ir tada dar, žinai, šitą išankstinius pardavimus darėm. Tai nebuvo vien tik taip arba taip. Yra nemažai tų būdų ir vienu galima daugiau rizikos prisimti ir uždirbti daugiau, kitu šiek tiek susimažinti riziką. Daugiausia bendėm klausimų susilaukęs tiek pirmam vaizdo įrašą, tiek šiaip žmonės klausinėjo, tai kaip tokio tipo projektus finansuoja bankai, kredito įstaigos. Čia yra gamybinės dirbtuvės. Taip, paskirtis nepasikeitė dėl to, kad pastato didžioji dauguma jau yra pakeista, nes yra gamybinis pastatas iš savęs. Ja. Reiktų keisti visą pastato paskirtį ir tik tada keisti loftų paskirtį. Kas yra labai sudėtinga. Turi atskirą įėjimą, turi atskiras komunikaciją, šildymas miesto, vandentikis miesto,
elektra skaitikliai atskirai, žodžiu, viską turėsi atskirai kaip savo normalaus atskiro lofto. Tai va, tai realiai iš tiek, kiek mes žinom pagal savo patirtį, tai tokios kreditų įstaigos kaip Kredito Unija, Big Bank, Citadelė, Urbo, berods, tokias mažiau populiarus bankai, jie finansuoja tokio tipo projektus. Big Banko pats vadybininkas realiai susisiekė su mum ir klausė, kokiu projektu tokiu turim, papasako apie šitą projektą, nusintė visą informaciją, jis atsiuntė savo ten tą pasiūlymą ir finansavimas yra nuo 15%. Ok, nes dažniausiai, su kuo kalbam, tai sakau 30, nes jau... Čia yra saugus variantas, jeigu iš 30 turi, tai tikrai viskas tvarkoja bus, bet šiaip tikrai finansuoja ir su 15%. Priklauso, aišku, nuo to finansinių galimybių, ten įsipareigojimų ir taip. Jau čia kas kiekvieno individualaus dalykas, bet pats kaip iš projekto pusės, tai 15, nuo 15. Žinok, net ir didieji bankai, aš jau girdžiu, kad irgi prafinansuoja tokius projektus. Matai, pats projektas iš savęs, jis yra geros kokybės, plus teisingai padaryta viskas. Tai yra visa dokumentacija tvarkinga, tai kas yra vienas iš svarbiausių dalykų, banko rizika tiesiog mažėja. Jeigu reikėtų išieškoti tokį turtą, jisai yra likvidus daiktas iš esmės. Tai, o apie palūkanas dar grįžtam tokiu, tai vėlgi, ten šiandien dienai rinkoje ten gyvenamosios paskirties butas, daugiabutį ar ten namas, kada žmogus perka, tai dažniausiai svyruoja tarp kokių 1,3, 1,5, kažkas berods pati marža. Tokiam projektui tikėtina palūkanas yra didesnis, nuo 1,8 ir į viršų. Tai vat realiai pagrindiniai skirtumai, tai ką reikia įsivertinti, kad perkant tokio tipo turtą, jo kaina iš esmės yra mažesnė, bet palūkanos truputį didesnės ir sąlygos. Ir nekilnojamo turto mokestis, man atrodo, ir jeigu tai ir tavo vieningo, nes man atrodo, jei neklystų procentais, nežinau. Procentais skaičiuojamas turto mokestis ir jeigu yra negyvenamosios paskirties, tai ten nuo iki kažkaip yra. Tai 1%, man atrodo, yra negyvenamosios paskirties turtų. Tai va. Aišku, jo vertė registrų centruose bus mažesnė negu gyvenam. Tai skaičiuoja nuo registrų centro vertės. Tai va. Tai čia toks, kur dažnai buvo dažnas klausimas apie finansavimą. Gan gerai sekėsi pardavinėti, aš sakyčiau, be didelių pastangų mes į mėnesį parduodom po 2-3 loftus. Rinkoje imant tuo metu mes tikrai nebuvom pigiausi. Pas mus buvo gan sąlyginai jie brangesni, kokie 15-20%. Bet patys žmonės nuvažiuodavo į vienus, į kitus projektus, ir tiem, kam reikėdavo kažkokio geresnės kokybės jau projekto, kuris yra, ateini ir matai, kas jame bus. Tai vat, žmonės buvo linkę mokėti daugiau šiek tiek už tokį dalyką. Dabar jau ta kaina, ką mes turim šiandien dienai likusių loftų, yra visiškai rinkos kaina, gal net žemesnė yra. Tai aišku, turim didesnius loftus, tai jų ir kaina automatiškai, kuo didesnė kvadratūra, tuo kaina kvadrato. Kaina iš didesnė ir jinai labai veikia. Jo, tai labiausiai apsimoka kuo mažesnius daryti. Aišku, mums kaip vystytojai. Žmonės kaip ir nori didesnių, bet kai paklausi jų piniginės, tai sako mažesnių. Įdomus dalykas. Paskutinį kartą matėm šitam pastate pardavinėjant loftą už 135 000. Jo, tai ten kvadrato kaina beros buvo 3,6 už kvadratą. Mes po 1,4 pardavinėjom dalinį. Pačiai pradžiai, tai paskaičiuokit matematiką patys, ar ne? Aišku, ten klausimas jisai ar už tiek parduos, bet vis tiek įdomu buvo pamatyti, žinai. Nes pardavinėjo, pardavinėjo beros. Ja. Mes ką anksčiau darydom, tai mes įrenginėdom visiškai pilnai iki pat pabaigos ir tada pardavinėdom. Dabar galvom padarysim tą patį, tik tais parduodam prieš įrengiant, vadinasi, žmonės gali rinktis ir supratom, kad šitas dalykas labai ne mum ir žiauriai sudėtinga. Nors ir davėm ten tuos 3 pasirinkimus, ką daryti, vis tiek atsirado žmonių, kas nori ten grindis kitokias, plyteles kitokias, ten vinilus dėti, žinai, ir vietą pakeisti, kažką sukeitinėti ir tada prasideda, kur iššūkis reikia papildomą etato, kad managementą visą turėti daryti. Kad atrašinėti visiems suderinti, atsiminti. Darbų vadovą nesubalamutinti, kad nesumaišytų, kuriame čia tam lofte, tai buvo būtent tokių iššūkių, kur pamatėm, kad tiesiog daug laiko ir investicijų reikia, kaip reikia kiekvieno prisitaikyti į pilną ir įrenginėje. O kai jau įrengiam pilnai, žmogus perka tai, kas yra, jeigu jam netinkas, neperka viskas. Vis tiek turim, žinai, kitų projektų, kur irgi siūlom tą pilną įrengimą. Tik tais jau gal dabar, aš sakyčiau, darom taip, žinai,
kad jau mum apsimokėtų, kad žinai, nes šitie buvo irgi mes pasiskaičiavom, tai plius minus atrodė gerai, po to galiausiai žiūrim, kad vos ne į minusą mes įrenginėjame. Mums gavosi irgi įdomus dalykas, vis tiek žiūrint iš bendro projekto kiekio, didžioji dauguma rinkosi dalinę apdailą, bet labai įdomus faktas, kad mes, kai davėm pilnos apdailos kainą klientam pasiūlymą, tai realiai mes tą padarėm už savikainą. Tai mums kainavo tiek savikaina įrengti pilnos apdailos už tokią kainą, kiek na, kaip čia. Ir tai žmonės galvoja, kad jie pigiau pasidarys. Tai va, tai čia buvo pagrindinis sales pointas, kad mums kainavo ten 500, sakykime, už kvadratą, nes tai yra maža kvadratūra iš savęs, ar ne? Bet žmonės vis tiek rinkosi dalinį, nes jie galvoja, kad tą pasidarys pigiau ir nors iš tikrųjų mums tai buvo savikaina, tą norėjau pasakyti. Ir tas kainas pasiūlėme mes prieš pusę metų ir dabar jau, kai pradėjo žmonės įsirenginėti, jau sako, ar galėtumėt mums ten nudažyti, ar galėtumėt mums įrengti, ar galėtumėt mums ten tą, trečią. O pas mus jau visi meistrai išvažiavę ir viskas, žinai. Mūsų darbas yra išvystyti projektą, padaryti jį gerą toks, koks jis yra, perduoti žmonėms įrenginėti, nes tikrai, jeigu nori turėti įrenginėjimo, turi atskirą sistemą, turėti atskirus meistrus, atskirus žmonės, kurie derina. Tai tikrai yra labai sunkus darbas, kur ir visiškai jisai skiriasi nuo to, ką mes darome. Tai tas pilno įrenginėjimo. Ir dar vienas dalykas, kiekvienas žmogus turi savo vertinimą ir kiekvienam tai labai gerai gaunasi, puikiai kokybė, kitas ateina ir, žinai, jam persigalvojo, tai atsiranda tas emocinis žaidimas su žmonėm, kur reikia su žmogaus emocijom dar ten tvarkytis, ar ne? Tai, čia tiesiog žmogiškasis faktorius. Tai mums kaip vystytėm tai nėra, pliusas, bet žmogui normalu. Ir dar kai norisi, kad tas žmogus turėtų gerą patirtį, tai, žinai, tenka taikstytis. Šiek tiek įsileidžiam į tą vidinę virtuvę parodyti, visgi su kokiais tais iššūkiais susidurėm ir iš šalies gali atrodyti viskas labai paprasta, lengva ir taip toliau, bet kaip matot, dar Papasakom tikriausiai kokius 5%, nes pusę neatsimenam, kas buvo. Ir dar pusės nežinom iš tos pusės, nes dar mūsų komanda perima didžiąją dalį tos atsakomybės tvarkyti su problemom. Tai iki mūsų net nedaeina kartais tas istorijos. Spauskit subscribe, like ir susimatom kituose įrašuose, nes tikrai turim ką parodyti ir papasakoti. Ačiū, kas prisidėjo prie šito projekto, ačiū gyventojams, kurie buvo nepatenkinti. Neišmetė mūsų šito pastato, tikiuosi turėsit gerus naujus kaimynus. Ir ką? Iki kitų kartų.